Juliau, pradėk papasakok, kokiu tikslu mes čia. Ką, sveiki visi kontributoriai ir ne tik jaučiu, gal galiu paleisim viešai. Šiandien jo dabar yra kiek valandų? Pusė 3:02 ryto. Be 15:02, galima sakyti. Jo, esame Rygos oro uoste ir skrendam į Ženevą, į konferencijų lygos burtus. Jo, tik tai ta kelionė netiesioginis skrydis, turėsim kaip Žemaitaitis, turbūt pradžioje į New Yorką, paskui į Atėnus. Gal paskui ir Vašingtoną pavyks Jo, nuskristi. gal pavyks nuskristi, gal ir muziejų kokį aplankysim, jeigu prie viso to. O jeigu rimtai, tai mūsų skrydis į Atėnus. 3 valandos, 2 valandos persėdimas ir tada pačią Ženevą. Tai va. O ten jau viskas šalia oro uosto. Jo, 17 dieną mes nedalyvaujam burtų traukime, bet vyks barbecue kažkoks tai, kur klubų atstovai gali bendrauti neformalioje aplinkoje. Tai mes rytoj planas įsikelti į viešbutį. Šiek tiek pailsėti gal. Jo, ir tada gal sudalyvauti tam barbecue. Jo, aš nesu buvęs Šveicarijai, Robertas sakė, yra buvęs. Esu buvęs Tai gerai sakė atsiminimai. ir galėsim galbūt dar įdėti tą įvartį, kuris Lietuvoje tapo gražiausiu kažkuriais metais. Tai... Jis tapo gražiausiu metų? Jo. Kai dar bėgai. Dar tik bėgau, jo. Dabar nebent nuo meškos. Tarp kitko radom Vilniaus mešką, gal įdės pagautą Liepojos oro uoste, ne Liepojos, Rygos oro uoste. Ir jo, apie Šveicariją tai sakė Robertas, kad graži šalis, jam tai geriausi atsiminimai. Viskas gražu, tik tai brangu. Jo, šitą jau įsitikinam, ieškant viešbučio, tai... Pasistengsim nupiešti jum, gal papasakoti visą kelionę, parodyti kažkokių tai vaizdų daugiau, nes abiem nauja patirtis, įdomu, pasižiūrėsim, gal kažką ir pakalbinsim dar šioje kelionėje. Tai... Turėtų būti ir iš kitų Lietuvos komandų atstovų. Dar klausimas, kiek pavyks iš pačių burtų pafilmuoti, nes ten buvo kvietime griežtai parašyta, kad ten jokios medijos atstovų ir vien tik UEFA viską filmuoja, bet gal kažkaip slaptai. Julius turi jau patirties su slaptu filmavimu, tai... Dar mes nežinom su paprastintą sąrašą burtų, dabar matom, kas yra įsidedant ir tai yra 44 komandos. Geriau gal sakyk, Juliukai, tu gal pasakyk, ką tu norėtum gauti, o aš jau paskui gal... Iš organizacinės ir kelioninės pusės tai norėčiau gauti tai, kas yra Europos Sąjungoje ir Šengeno zonai. Čia būtų tobuliausias variantas. O iš tų šalių tai arba klubą, kurį mes galima įveikti. Čia daug aišku yra, bet iš tų, kurių galima įveikti, bet arba jau iš didelių vardų, kaip Alkamaras, Sparta Praha, nežinau, Jagelonija, kurių būtų tikrai didelis šou realiai, sirgalių, dideli stadionai. O tu, Robertai? Aš gal tiek pozityvumo netrykštų kaip tu, nes realiai čia mums visi varžovai yra tikrai kieti ir mes galim sakyti, norėt, bet prilyginčiau antram etapė, jeigu pavyktų pereiti, tai būtų stebuklas, gal taip, nes, iš tikrųjų, kadangi po ilgos pertraukos dalyvaujam, neturime koeficientų surinkę, esam ant seededai, tai automatiškai gauni geresnę komandą, plus iš pirmo etapo ateina laimėtojai, bet jeigu leistų pasirinkti, tai aš tada galbūt imčiau kuo geresnę komandą, tai tiek, kaip minėjai, iš organizacinės pusės galbūt norėčiau Istanbulo. Fanai, stadionai, transliacijos, manau, visais atžvilgiais klubui tai būtų naudinga gauti didelį vardą su fanais ir kad mūsų futbolistai pajaustų, ką reiškia žaisti Europoje. Tai aš esu toksai realistas galbūt. Aš dabar žiūriu sąrašą, galvoju. Rumunai. Nenorėtum į Kiprą grįžti, yra Omonija, Nikosija, yra Kipras, Larnaka. Nepatiko? Nenoriu. Ajakas, jo, Atėnai. Haidukas čia būtų ir kaip suprantu, tavo nemėgstamiausias būtų Astana? Mano 2 nemėgstamiausi yra Kazakstano Astana ir Ryga FC. 2 labai neromantiškas kelionės. Jo, dėl Rygos, tai sunkus priešininkas būtų ir
Ir žaidėjai nepajaustų tos šventės. Aš dar mačiau, kad yra teorinė galimybė ištraukti, nežinau kiek čia yra realu, lyg ir Baltarusių klubą. Kas vyktų, jeigu ištrauktų Baltarusius? Įsivaizduoja ar ne? Man atrodo, kad mes vis tiek turėtumėm žaisti pagal UEFA, jeigu nežaidžiam, galim gauti baudą, manyčiau, kad tai yra ir turėtumėm tas rungtynės galbūt kažkokioj neutralioj šalyje sužaisti, nes praeitais metais taip ir buvo daroma, kad Baltarusių klubai nežaisdavo pas save rungtynių. Bus didelis klausimas, aš manau, kad bus didelis klausimas ir bus... Gal aš nežinau, gal čia bus, kadangi tas sąrašas, kaip aš suprantu, turėtų mažėti, gerokai sutrumpėti, tai gal automatiškai ir bus pašalinta šita komanda. Šiaip aš manau, kad mes daugiau apžvelgsim realiau gal... Kai sumažės. Jo, sumažės sąrašas ir realius kandidatus matysim. Net nežinau, ar įdomu, ar faina būtų, jeigu kokie Jėgelonę ištrauktume ir žaistume Gargžduose. Nes, pavyzdžiui, praeisiais metais pamatai, kaip Panevėžyje atrodė. Aišku, apart su įvykiu, kas buvo šalia stadiono, bet tai neatrodė, kad namie žaistų Panevėžys. Bet sukūrė atmosferą gerą. Ne. Sukūrė? Nu. Ok, gerai. Direktorius arba dirba, arba tik toką žiūri. Vienas iš dviejų. 4 kilometrų eilė. Vardyti daryti. Nealkoholinis. Tai va, pilni jėgų. Esam Graikijoje Atėnų oro uoste. Kaip, Robertai? Nuotaikos? Galiu susilaikyti nuo komentarų, ne? Ne. Iš tikrųjų pavargęs, o dar laukia skrydis, dar 2 valandos. O miego jau norisi ir nuvykus tenai dar iš karto nepapulsim į viešbutį. Čekinas nuo 3, man atrodo, mes tenai būsim 11. Kažkas kalbė. Ir vienu žodžiu, iššūkių kupina kelionė. Pasižiūrėsim, kaip čia mes atlaikysim. Mes iš Šveicarijoje ieškom, kur gyvenam ir bandysim eiti namo. Kaip skrydis, Robertai? Šitas lengvas. Pramegojau. Paskutinę valandą pasigrožėjau vaizdais Šveicarijos. Viskas kol kas neblogai. Dabar susirast viešbutį ir kad priimtų anksčiau. Būtų pasaka. Bet ten mūsų viešbutis, rūdas, raudonas. Bet nusprendėm, kad gal paėjėsim. Aišku, gaila, kad ne šitas. Būtume jau atėję, bet nieko. Svarbiausia yra šaligatvį ir neit autostradą. Atvykom į viešbutį pagaliau. Čia toks vaizdelis. Turim žiauriai mažai laiko. Robertas maloniai nustebino, paėmė viengulį lovą. Miegosim manai lovai. Aš net pat netikėjau. Taip, nereikia. Tai va. Skubam ir bandysim važiuoti, spėti į autobusą. Aišku, šioks toks bardakas, bet kai reikia skubėti, taip ir gaunas, va. Čia jau baigė direktorius. Ir varysim. Varysim. Nežinau dar kaip, bet kažkaip bandysim nusigauti tą UEFA būstinę. Atvažiavome į UEFA būstinę. Ne Bangos muziejus, bet netoli.
Thank you very much for joining us today, and we look forward to seeing you here tomorrow for that second qualifying round draw. Dabar po konferencijos lygos burtų vyksta pirmo etapo dėrybos. Čia kaip tik matosi Kauno Žalgirio atstovai derisi. Ir va, čia toks... Kol kas su nieko nesideram, bet jau gavom keletą pasiūlymų parduoti rungtynių teisės. Tai laukiam rytojaus, kai bus aiškus priešininkas ir tada nuspręsim, kaip toliau. Papasakok, Robertai, kažką apie šiandien dieną. Praėjo gan sklandžiai, daug informacijos. Manau, ir tau, Juliau, turėsi ką veikti, kaip reikės pravesti rungtynės. O dabar tas tipo tokia kaip ir smagioji dalis, barbecue, visi žinai. Prezidentas šalia, reikės turbūt nueit paspausti ranką. Senai matėtės? Visgi? Gal vis tiek papildomų pinigų kokių mes. Gal kažką patrauksim burtasi kitaip? Gal pašildys kažką. Kamuliuką. Nieko, pabūsim į viešbutį, pamiegam ir rytoj iš pačio ryto vėl lekiam čionai. Vėl daug naudingos informacijos ir tada burtai. Jo, tada burtai, 2 valandą berods, 4. Čia šituo laiku 2. Tai va, sakau 2. Lietuvos 3. Bliama, čia taip meniškai su to vaizdu. Robertai, kelintą lėkštę dabar valgai? 2. Bet salotų. Per pastarąsias 15 minučių 2, per valandą. Ne, Juliau. Nereikia kompromituoti. 2 salotas buvo. Kaip maistas? Aš nesu labai išrankus maistui. Tiesiog daug įdomiau pažintis. O dabar sėdėjom šalia iš Rabotnički klubo ir iš Kazakstano. Almatai. Ja. Dabar turėtų jie grįžti, kol nėra naudojamas proga. Kad neatrodytumėm kaip durniukai. Influenceriai. Vaikai, atrodo, iš mano atrodom. Galvoju, ką čia šitie daro? Gerai, man atrodo, pareina. Nu va, jau viskas. Šiandien po pirmos dienos burtų trūkimo sėdim autobuse, važiuojam atgal į viešbutį. Galiu pasakyti taip, internetą veža atgal į savo parodyti. Čia niekad nebus vienus, tada iki atsuk kamerą. Atsuk, va taip. Tai... Aišku, galiorka yra galiorka. Jo, viena pilna įspūdžių. Labai daug ko sužinojom, labai daug ko išmokom, nes... Jo. Daug naujo mums. Man iš vis pirma patirtis Europoje, vežai kaip jau nebežaidėjai pirma patirtis. Tai... Nu nieko, reikės įgyvendinti viską dabar. Ir... Jo, ir rytoj vėl. Grįšim čia atgal į šitą nuostabią būstinę, traukt burtų. Tikime sėkmingų ir tikime čia dar sugrįžti. Grupė etapų burtam. Nu va, galiausiai grįžom jau į viešbutį. Įspūdžiai tikrai geriausi. Robertas jau va. Lovai. Robertas jau va. Reikia suprasti, kad Robertui jau 40. Kaštoną. Jo, tai jau. Ir į lovytę jau traukia, jau Jušenai. Jaunimas. Jum padūkt, dar rytoj vėl. Rytoj... Pačią rytą darbas. Rytoj jo, vėl jau nuo pačio ryto. Tai ką, Robertai, viešbučio pliusas tas, kad 6 aukšte, ar ne? Ne, pliusas yra, kad šalia oro uosto. Bet minusas tas, kad minibaro nėra, ne? Neakcentuoju to per daug. Manau, tam Ženevos sporto namuose pakankamai buvo visko. Tai... Netrūka. Jo, tai parveža, atveža, nuveža. Kuo daugiau reikia.
Jo, tai rytoj ryte jau iš pačio ryto 8 ryte jau žinosim 5-6 komandas. Filmuojam toliau. Žinosim. Žinosim jau rytoj ryte 5-6 komandas, su kuriuom mes galimai susitiksim, tai jau čia iš pačio ryto jas aptarsim. Jo, ir Veževičius dar prieš naktį šitos pataro visą naktį. O 50. Tai kai pafilmuosim? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laikau. Jo, tai rytoj ryte, manau, aptarsim tos 5-6 komandas. Veževičius daro šitos 50. Jo. Jeigu norėsit, kad padaugiau, galiu suruošti jums sporto programą. Už 4 eurų. Jo, okei, tai aš jau matau, kad čia mes jau niekur šiandien nebeišeisim, tai jau šiur aš bats maunas ir... Kaip neišeisim? Tai nebeišeisim, eisim mėgoti ir to anksti keltis ir jo, tiek kol kas reportažą. Tai va, rytas, ruošiamės į Nijoną važiuoti, jau UEFA būstinė vėl. Va, vežas jau pasipuošęs, žaidėjas žiūri. Tai ką gavom pirmosius, ne? 5 komandas. Rezultatus. Tai Astana. Astana, tada Suomijų ir Farerų nugalėtojas, Lenkų Rakovas. Ir Paidė arba Gibraltarą, jo, poros nugalėtojas. Ir taip pat Norvegų Rosenburgas. Tai kaip oro uoste šnekėjom prieš skrendant čia, yra viena komanda, kuri buvo mano didžiausias košmaras. Tai yra viena komanda, kur galbūt aš norėčiau, Rosenburgas. Jo, o šiaip, kaip vertini all in all? Dabar kai pakrito, tai arba Rosenburgas, arba Estų ir Gibraltaro. Kas nugalės, poros nugalėtoją, norėčiau. Tai šiaip nėra labai blogai, ar ne? Jo, manau būtų tada dar galimybių mums. Nu jo, svarbiausia negauti vienos komandos negauti. Aš tau sakiau, tu... Aš prieš 3 mėnesius apie tą komandą šnekėjau ir dabar taip sukrito, kad jau yra labai realu. Nu bet nebus taip ir baigiam ruoštis, dedam lagaminus ir kviečiam jaučiu Uber ir važiuosim. Aišku, čia dar kol kas. O tu su tom kojinėm važiuosi? Ką? Su tom kojinėm važiuosi? Aš galvoju šitą, va, galvoju marškinius susimest ir viskas man toks laisvas stilius, kad būtų. Laisvė. Tau dar reikia lyginimo lentas susipakuoti, kad parsivežt. Atsiprašau specialiai permą, atsiskraidinau. Ar tu sakai taip per daug casual? Nu blemba, juodas kojinės. Per daug casual duoda. Rėžia. Nu, Viešbučio tapkutės? jo. Okei, gerai. Kažkaip lyginausi neįsilyginau. Nu, ne mums šitas. Jo, dar grįžtant prie vakar, aš nežinau, mes šnekėjom vakar. Grįžę. Ne. Tai vakar realiai praleidom su kitom komandom. Kažkas pasą pametė, vėliau atrado. Jo, va čia istorija gali papasakoti. Tiesiog sėdėjom prie stalo su Kauno Žalgirio kolegom. Ir jau vakarėlis kaip ir į pabaigą. Ir ateina Latvijos atstovas, su kuriuo mes irgi prieš tai bendravom. Ir tiesiog Robertui į rankas padėjo jo pasą. Tai sakė, dabar pirks bonką. Ir mėgins suteikti ir atsidėkoti jam. Nes ID Robertas neturėjo su savim, tai klausimas, kaip būtų perskridęs į Lietuvą. Leidžiamės jau į apačią su lagaminais, su daiktais. Tikimės armatos nepridaryt. Ne, jau kas padaryta, tas padaryta. Ir duodam raktus ir važiuojam. Prasideda kažkas. Forward to when the
competition kicks off in just a few weeks. Today though, our focus moves forward to the second qualifying round with the draw. So let's go, Rinko. Yes. Shuffle. Now, I'm sure you were all paying good attention during the video, but as you saw, we will draw a number, and that number will set the first team home leg games for all 8 groups, and it will be hosted by all teams represented by the number 4. So all teams from the 8 groups playing the first leg match at home. And they will be paired against all the teams or pairings represented by number 10. Ką, sveiki, esam jau po burto traukimo. Turėjom iškart nemažai pokalbių tiek su varžovais, tiek Robertas turėjo su kitais pirkėjais, pardavėjais. Tai kokios nuotaikos tavo? Tai aš turbūt kaip ryte ruošdamėsi į burtus minėjau, kad turiu įsirinkęs 2, ką norėčiau. Tai buvo Rosenborgas, nes didelis klubas ir galbūt dėl visų teisių, transliacijų pardavimo klubui mūsų išeitų į naudą. Arba Paidė Estų ir Gibraltaro atstovo, kurie laimėtų tuos. Nes tada turbūt būtų didžiausia dar galimybė praeiti tą etapą. Tai vieno iš jų negavom, gavom Rosenborgą, tai kaip aš ir patenkintas. Mūsų futbolistai pamatys gerą lygį, pajaus atmosferą. Aišku, praeit šansų daug neturim, bet manau mum tame antrame etape tų lengvų varžovų ir nelabai buvo. Tai turėjom labai informatyvų pokalbį su Rosenborgo atstovais. Ten direktorius buvo, tai... Pasišnekėjom, iš tikrųjų matom... Lygį skirtumą. Jo, kur... Vien atsidarius Transfermarktą, pas mus yra žaidėjų vertė rašo, kad 4,3 milijono, pas juos kem 6 ir kem 3 milijonus. Jie dabar, man atrodo, turėtų neužilgo paskelbti, kad pardavė už 15 milijonų Manchester City. Jo, žaidėją Manchester City komandai. 18 metų savo žvaigždę. Ir kitą dar turi parduoti už 7 milijonus. Tai gerai, jis parduos, nebus kam žaisti. Jo, tada... skirtumas, mes ieškom kuo pigiau nuskristi tą miestą, kaip reikės kuo pigiau. Jie atskrenda su čarteriu. Tas irgi parodo didelį skirtumą. Ne, čia klubas didžiausias Norvegijos, tai pasišnekėjom, turi ir savo mediją kanalą, tai kas liečia šiek tiek pabendravom dėl medija teisių, visų pardavimų galbūt. Tai iš tikrųjų susirinkom medžiagos, apsikeitėm kontaktais, dabar reikės bendrauti dėl visų organizacinių dalykų. Kur jau net neįsivaizduojam, kiek gali būti, bet jau šnekant su juo, jau supratau, kad bus belė kiek visokių niuansų. Nauja gera patirtis bus. Jo, pasitikimas jų delegatų, pasitikimas vakarienės. Čia Pietus. Nepaisant to, kiek reikės pasiruošti rungtynėm pačiom, bet kiek dar tokių visų aplinkinių dalykų, kur net neįsivaizduoja ir dar net neįsivaizduojam jaučiu, kas dar išlys ir jo, visos kelionės. Paskui po jų turėjom dar keletą su šiandien ne tik klubo atstovai, bet ir daug medijos visų atstovų, kurie suinteresuoti pasiūlyti klubam transliacijos pardavimus, visus statymus, bettingus padaryti, kad jie užsiema viskuo nuo transliacijų suteikimo, pardavimo ir klubui nereikia apie tai galvoti. Klubas tiesiog pasirašo sutartį su kažkuo ir kad parduoda teisės. Kaip? Nereikia galvoti, reikia galvoti, kam parduoti. Taip, nėra, kad čia pirmam pasitaikysim. Tai iš tikrųjų turim dar kol kas neturim pasiūlymų, bet kontaktų yra, gal 5 tikiuosi gauti. Įdomu šiaip ir įdomi patirtis, bendrauti daug. Su klubo atstovais pasišnekėjom su vienais, su kitais. Tai
smagu iš tikrųjų. Ja, ir geriausia šitų burtų dalis, kad ačiū Dievui negavom Kazakstaną. Oi, 20 valandų kelionė vieną pusę. Būtum padirbęs, nors Viza. suprastum, kas reiškia darbas. Vizas gal pagaliau padarytum nors vieną. Ja, vizų mes turim, kam reikia, tam yra. Kas neturi, tam ir nereikia. Štai pasakysiu. Jo, bet... Tai tiek, turbūt Aš manau, trumpai. kad ką galėjom gauti. Ne patį geriausią variantą gavom, bet gerą variantą. Gerą, aš manau gerą ir Turėtų- netolimą kelionę. Kiek šnekėjom su jų atstovais, tai turėtų ir gardus aplankyti nemažai jų fanų. Sakė iki 500. Iki 500, jo. Nu, žiūrėsim, kiek čia mes jų galim priimti. Tikėkime, kad nenugriaus mūsų stadioną. Aš manau ir mūsų tautiečių bus Jau Norvegijai nemažai. mačiau tarp kitko, kad jau ir Jūras, ir Tigrų Instagramas jau prašo pasižymėti šitas datas, tai Gerai, artima kelionė, manau. gal kažką ir organizuos jaunimas, ir ne tik. Bus įdomu. Ir jiem patiems turėtų mūsų fanam būtų įdomu pamatyti. Nes jie, aš atsimenu, man dažnai meta į feedą Instagram'e arba Facebook'e. Nežinau, po Rosenburgo kažkurių rungtynių, ar ten laimėjo čempionų titulą, ar kažką jie laimėjo. Ir gal tai ir tau yra metę, kur ten kapitonas, vartininkas su garsiakalbiu tyliai. Tai gal. O Rosenburgai, taip tu garsėjančiai, tas stadionas. Dabar tu primink man, aš tiesiog užmiršau, kai aš uždaviau klausimą, kiek pas juos vidutinis lankymas, kiek jis sakė, 15-16? Ar aš maišau? Jo, apie 16 000 sakė. Tai su mumis, sako, aišku, tiek nesitikė, bet nuo 7 iki 10 000 kažkas turėtų. Aišku, jie tai 16 000, tai dar nereiškia, kad jie soldautina. Bet sakė, turėjo šį zoną keletą soldautų, ten, man atrodo, 2-3 štukos gal telpa 1000 pas juos, tai turėjo keletą tokių soldautų, bet, mums Gerai. kitai įdomi Gerai, patirtis. žaidėjams bus įdomu Jo. pasigalinėti su geru varžovu. Pasitikrintai. Tikėkime geriausio. Jeigu norim pasimti konferencijų lygos taurę į Garždus, tai reikia visus įveikti. Tai pradėkim nuo, gal ne pačią saldžiausią kasnę, bet gal Gerai, nuo kartesnio. optimizmas man patinka. Nuo kartesnio kasnę, bet Ir ką, mūsų bus čia jau į galą eina kelionė. jo, dar turim gal porą valandų ir lėksim į oro uostą. Turim dar ilgą kelionę iš Varšuvos, skrisim į Varšuvą, iš Varšuvos į Rygą ir tada 3,5 valandas važiuosim atgal į Gindulius ir Klaipėdą. Bet jaučiu, kad čia ir užsibaigė mūsų šitie įspūdžiai. Tripas. Ja.